300 000 parašų labai daug prisidėjo, tai norėčiau jam. Ačiū labai už suteiktą žodį, labai šventą, labai nuostabią dieną, per Jonines, per visą gamtos atbūdimą, per mūsų žemės šventę. Pirmą kartą gyvenime gaunu šį žodį, labai ačiū Jonai. Ir noriu priminti, kad šita žemė, po kurią mes visi vaikštom, kurią mums paliko mūsų protėviai, jinai priklauso mums, mūsų vaikams ir mūsų vaikaičiams ir niekam kitam, kas neturi Lietuvos pilietybės. Todėl, kadangi Lietuva, mūsų valstybė, sukurta lietuvių tautos, kitaip sakant mūsų, tai žinokit, kad mes esam šito žemės šeimininkai ir niekas kitas. Ir kas besakytų kokią mintį, kaip Dainius sakė, apie šitas bjaurias mintis, kuriomis mus užkrečia. Žinokit vieną dalyką, kad Lietuva yra vienintelė vieta žemėje, kuri mums priklauso teisėtai. Todėl, kadangi Lietuvą kūrė tauta, tai tauta per savo valią ir išreiškia savo požiūrį į savo gimtąją žemę. Todėl noriu visiems priminti, kad birželio 20-29 dieną bus vadinamasis referendumas. Bet jis labai bjauriai skamba. Tai aš išversiu į lietuvių kalbą, ką šitas žodis reiškia. Referendumas tai yra tautos valia. Tai yra tautos valios išraiška. Ir birželio 29 dieną visi kaip vienas mes privalėsim nueiti į šitas balsavimo kabinas ir išreikšti savo valią. O valia paprasta. Lietuvos žemė, miškai ir vandenys nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos valstybei ir jos piliečiams, nes čia yra vienintelė mūsų teisėta žemė. Pasaulyje, visoje planetoje ir visose kitose taip pat. Todėl birželio 29 visi kaip vienas mes privalom ateiti ir pareikšti savo valią visai Europos Sąjungai, visam pasauliui, visiems tiems, kurie nusiteikia knaisioti mūsų žemės gelmes, kad šita žemė yra mūsų. Tebūnie darna. Tebūnie darna.